turi tiek drąsos ir ryžto, kad jam dabar truputėlį baisu. Tai jau aš neprisistatinėsiu, bet prieš 2 metus man nusišypsojo sėkmė, renkuosi mokyti programos pagalba, kad aš pradėjau dirbti Kauno rajono akademijos Ugnės Karvelės gimnazijoje. Ir pirmaisiais metais aš dirbau neformaliojo ugdymo mokytoju, tai yra krepšinio treneriu. Ir gavau 2 grupės – 5-12 klasių mergaites ir 1-8 klasių berniukus. Ir buvo tam tikros patirtys, kuriomis aš norėčiau su jumis pasidalinti ir kai ką netgi pasakyti garsiai, to pačiu pasakydamas jums, to pačiu ir sau gal, kad dar kažkur labiau pasistengčiau. Tai vienas dalykas, kurį aš supratau nuėjęs į mokyklą tą dirbti, kad mokykloje kūno kultūros mokytojas ar ten neformalaus ugdymo mokytojas, krepšinio treneris, kaip aš tokią patirtį turiu, ne visada yra tik tai mokytojas ir treneris iš tos pusės, kad jis dar to pačiu turi būti kaip ir vadybininkas. Tuo atveju, kad žaidimų sporto šakose, kai mokykloms atstovauja komandos, jau tų Lietuvos čempionatų, aš manau, taip galėčiau drąsiai teikti, tikrai nelaimi komandos, kurios neturi savo sudėtyje vaikų, mokinių sportuojančių sporto mokykloje. Ir labai gerai, labai džiugu, kad mokiniai, tie, kurie sportuoja sporto mokykloje, atstovauja savo bendrojo lavinimo mokyklą, jie neša jų vėliavą, taip jie rodo tą garbę, pavyzdys kitiems ir tai yra labai gerai. Bet kaip jau Vaiva ir sakė, aš noriu kažkaip, kad kuo daugiau žmonių būtų judančių, kad gerėtų jų sveikata. Ir ar nebūtų dar geriau, jeigu būtų rengiamas dar čempionatas tiems, kurie nelanko sporto mokyklų, neatstovauja sporto mokyklų pirmose divizionuose. Taip, čia priklauso nuo sporto šakų ir panašiai, bet aš manau, kad tai reikia padaryti kažkokį skirstimą. Ir pas mane dabar, jau šiemet, aš jau surinkau atskirai, ten gal pas mane lankančių stabiliai yra 6 mergaitės, kurių gal dar kažkas prisijungs ir eisiu šitą kryptį. Ir gal kažkam taip galėtų pasirodyti, kad mes iš kažkur išėjom žaidėm ir mums nepasisekė, nes ten mane apžaidė tos sporto mokyklos. Ne, man pasisekė pakliūti į tokią mokyklą, kur pas mus buvo ir tų mergaičių sporto mokyklos. Nu, ir kadangi aš kalbu apie pergalės, aš turiu paminėti, pasidžiaugti jomis, mes praėjusiais metais Lietuvoje 5x5 krepšinėje užėmėm 4. vietą. Praėjusiais metais, kadangi akademija yra rajono miestelis, žaidžiam 3x3 kaimo vietovių, praėjusiais metais užėmėm 3. vietą tarp visų Lietuvos kaimo vietovių mokyklų, šiemet 1. Bet kai kalbant apie pergalės ir ta tema, ir aš dabar labai, man siejasi viskas, aš turiu papasakoti apie kitas grupės ir apie kitas pergalės. Aš turėjau, praėjusiais metais būtent skirstimas buvo toksai, berniukai, kurie sportavo 1-8 klasės. Mes nedalyvavom varžybose, pas mane ateidavo berniukai, kurie norėjo gerai praleisti laiką, pasportuoti, tiesiog. Ir tas 1-8 klasės, jūs įsivaizduojat, tai labai kokybiškom treniruotėm, bet šiek tiek įmanoma, ypatingai jei norint, kad jie pajudėtų. Ir susiformavo tokia grupė, sudaryta maždaug iš 7-8 klasių mokinių, draugai, kurie lankė pas mane ir be abejo apie grupelę, čia manau tai svarbu, galima spręsti iš jų lyderio. Aš pavadinsiu jį Jomantu. Ir Jomantas, jų lyderis, buvo toks mokinys, kuris mokykloje galbūt geriausiai žinojo, kur yra pavaduotojos kabinetas. Nes jisai savitaip interpretuodavo mokyklos taisyklės, jisai savitaip jų laikydavosi, jis nesiskundė neigiamų pažymių stygium ir tiesiog jisai sportavo, buvo pas mus jisai toks. Ir į treniruotės močiutė atvedė Rimą. Rimas, aš net tokį palyginimą, jisai be abejo jaučia, kad jis buvo daug žemesnis, smulkesnis už visus. Jeigu jau tie visi vaikai ten drąsiai meta iš tritaškio, tai Rimui iki krepšio damės, kaip mum iki 2 aukšto, bet kažkaip pavyktų. Žodžiu. Ir vyko viena treniruotė. Rimas beje, nors ir buvo silpnesnis pas mus, jis visada turėjo savo eilę, kada jis darys pratimą, turėjo savo erdvę, kur jisai darys ir laiką. Nors jisai darydavo lėčiau. Ir vieną kartą mes darom pratimus sporto salėje, varymo pratimai, ratu
treniruotė, tai reiškia, vienas pradėjo, apsivarė kliūtis, ten su, tarkim, kažkokiais apgaulingais judesiais, po jau varo kitas, priešinga pusė grįžta, vėl į eilutę sustoja, sulaukia visų, tada aš parodau sekantį pratimą. Ir visi padarė pratimą, Rimas, jisai dar per pusę persirito to atstumo. Ir kažkaip pradėjo, kas į krepšį mėtyt, kas kažkur tai rauti sekančio pratimo, kas dar kažką. Ir jam irgi trukdo. Ir tas mano lyderis Jomantas. Nu, aš jau, kai pamačiau tą situaciją, aš jau į plaučius orą traukiu švilpuką, jau to įdėsiu, bet mane sustabdė Jomantas. Pala, Rimas daro. Nu, ir viskas, man nereikėjo nieko daryti. Ir kaip pasakyti, nutilo, nurimo, visai padarė. Ir įtikinkit jūs mane, kad tai nėra pergalė, kad tai nėra bendruomeniškumas, bendradarbiavimas, kad iš to mokinio, kuris galbūt mokykloje užsitarnavęs vietinių chuligano kažkokį vaidmenį ir kažką, kad čia ne empatija kitam jaunesniam, silpnesniam. Ir aš, kaip pasakyti, aš galvoju, kad po tokios treniruotės mokytojas, gal ir neišeini ten jau labai laimingas ar kažką, bet man patinka šitie žodžiai, išeini maloniai ramus. Taip. Taip va. Tokie buvo mano šiek tiek pirmi, antri metai, peržvelgus neformalų ugdymą. Šiemet man pasisekė, aš gavau mokytojauti 2 klasėm. 6 ir 7 C klasės. Kažkaip ir kolegom iš kitų mokyklų pasakau, sako, toksai amžius, nors manau, ten negalima skirstyti amžių. Ir mūsų mokykloje, ten kadangi ir su kūno kultūros mokytojais jau jie dirbo skirtingais ir kitų klasių, visi mokytojai kalba, kad su šitom klasėm susitvarkyti yra sunku. Sunku valdyti jas. Ir aš nemeluosiu, man taip pat buvo sunku. Man buvo sunku suprasti juos, jiems buvo sunku suprasti mane. Man buvo sunku suprasti, kad tos taisyklės, kurių aš prašau jų laikytis, jos nepradės veikti po 1 ar 2 pamokos, kad tai yra nuoseklus darbas. Ir dabar galbūt visko būna, bet mes esam įsivažiavę, mes esam tam tikrose vėžiuose, mes kažkiek pajautę vieni kitus ir tos pamokos, aš manau, kad yra, be abejo, niekada nebūna visos sėkmingos, taip, bet didžioji dalis ir tuo aš džiaugiuosi pokyčiu, kuris įvyko per šitus metus. Taip, ir nors džiaugiesi, kaip tie vaikai, tarkim, kaip minėjo Vaiva, tai yra problema pas mus mokykloje, jog mes turim salę nepilnų išmatavimų, ji dalyjama į 3 dalis dažniausiai, tam trečdalį, kuris, aš pasakyčiau, 1/6 krepšinio aikštelės ploto, mes turim 28-30 vaikų, yra kaip yra. Ir kažkaip aš to iš pradžių bijojau, bet pasitelkiau fantaziją, kažkaip išdėliojom labirintus, po kuriuos bėgiot, rengėm turnyrus, daugiau kažkaip išskirstėm plotą jiem visiems atskirai, rungtyniavom tarpusavį ir kažkaip tos pamokos atrodo pavykdavo. Kažkaip jas pasportuodavo ir jeigu tas 40 minučių jie tiesiog palavėdavo fiziškai, aš nežinau, net ir nuovargio foną, jeigu jiems sukurdavai, tai reiškia palavindavo ištvermę, tai aš to džiaugdavausi. Bet džiaugiasi ne tik tuo pasiekimais, gal ir mokytojai kiti džiaugiasi ne tik išmoktą taisyklę, bet ir pakitusių elgesių mokinių. Pavyzdžiui, pas mane buvo tokia, su 6 C tiesa turiu 1 kartą per tą visą salę ir mes žaidėm kvadratą. Ir įvyko toks baisus dalykas. Laimio komandos draugė iškirto. Ir ji dar nepagavo kamuolio ir kamuolys įsirito kitai komandai. Ir Laimis taip iš karto jisai suspėjo pakritikuoti ir ganėtinai tokių stiprių tonų pakritikavo ir tais žodžiais, kur ne per lietuvių pamoką išmokęs. Ir aš jį pasikviečiau pas save ir aš dažniausiai jam sakydavau, taip negražu, taip negerai, tu čia taip nedaryk. Šį kartą aš jo paklausiau, kaip jis galvoja, ar ta mergina suprato, ko jis iš jos norėjo, ar ji dabar gerai jaučiasi, kai jisai taip stipriai ją išaiškino tos visus dalykus. Ir sakau, aš anksčiau vienaip kalbėdavausi, šį kartą pabandžiau kitaip pasikalbėti su juo. Ir aš iš tikrųjų, tą pamoką aš tikrai to nesitikėjau, bet tą pamoką aš išvydau, kaip jisai po sekančių klaidų arba tiesiog žaidimo metu jisai paaiškindavo, padrąsindavo. Ir aš šiam momentui nemanau, kad jisai visą gyvenimą visados taip visose situacijose, bet aš manau, kad tai yra žingsnis į priekį. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tai nežinau, po tokios pamokos, kur kažką pastebi, kad ir tokį mažą žingsnelį, tai
Tai man įprasmina mano dieną. Ir pabaigai norėčiau pasakyti dar tokį dalyką, kad kažkaip aš, gal iš treniravimo pusės, iš bendravimo su pedagogais, aš girdėjau tokį pasisakymą, nežinau, ar čia galima taip sakyti ar ne, jis sako, neprisirišk prie vaikų, jie tau nepasakys ačiū, taip, bet jie pasako. Jie pasako, ir jie pasako neprieėję, gal ne, tai aš labiau dėkoju. Bet jie pasako savo pakitusiu elgesiu, jie pasako šypseną, jie pasako pasisveikinimu. Nu ir aš dar įterpsiu tokį vieną pasakymą, kažkaip aš dabar jau dirbu ir su mažesniais vaikais, pirmokais, ketvirtokais, ir tik tai neformaliam ugdyme aš ateinu į valgyklą ir atbėga pas mane Rokas. O, treneri, nu ir aš jam, o, sveikas Rokai, jisai taip tą rankytę paspaudė, bet patraukė greitai ir apsikabino. Nu tai, nežinau, nu, man tai buvo miela ir tai va. Tai tiek, ačiū.